Nu, aš sakiau, aštri moteris, kaip jinai vaizdinga, aš ten žvengiau pusę laiko. O kas aš buvau praeitame gyvenime? Tai galima pagalvoti, kad jisai vienas buvo. Kas tai yra, savo ateitį galim pamatyti, Ir ar sielos ateitį, misija, savirealizacija. Taip. Nu, žmogus prie pačios gali būti tik su charakteriu. Nebus čia toksai, kuris, žinot, Tai irgi ugnies ženklas bus. nebus toksai meškutis gauruotas. Aš gyvenu tarp tų dviejų pasaulių. Tai yra tarp tos ezoterikos, kur ten viskas gali būti. Ir stebuklai, ir mistika. Tai stresas net ir dėl neatsispindi. Žinoma, viskas Wow. atsispindi. Asta Svirkienė, ezoterikos mokslų daktarė, chirologė, įkūrusi ezoterikos centrą Du pasauliai. Jau daugybę metų ji konsultuoja žmonės tyrinėdama jų delno linijas ir taikydama astrologinę sielos formulę. Kas tai būtinai išsiaiškinsim. Aš pati Astą sutikau prieš 11 metų, apsilankiusi jos konsultacijoje ir ką geriausiai prisimenu, jog tuomet ji man pasakė, kad kai man bus 27, aš sutiksiu labai stiprią asmenybę, tvirto charakterio vyrą iš pietų, tam iškrito saulės simbolis ir jisai apvers mano gyvenimą aukštinkojam. Ir ką jūs manot, 27, nuskrendu į Berlyną ir ten sutinku Diego, italų tapytoją. Ir patikėkit, tikrai tuometinė mano realybė labai stipriai transformavosi. Taigi šiandieną mūsų pokalbyje nagrinėsime ne tik, ką įmanoma išskaityti iš tų delno linijų, kiek ten mistikos, kiek realaus mokslo, bet ir pasižiūrėsime, kaip tos linijos keičiasi ir kad mes galime net sužinoti, kokie likimo vingiai mūsų laukia ateityje ir ką mes jau išmokom, kur užstrigom, keliaujam. Asta, kaip jūs iš pažiūros, tokia žemiška, racionali ir aštri moteris pasirinkot chirologiją? Man toks, žinot, gal aš mažai žinau apie chirologiją, bet man atrodo, burtai čia taip neapčiuopiama viskas. Nu, žinot, kaip čia dabar pasakius, visų pirma, dėl tos aštrios moters. Čia mano toks jautimas. Man atrodo, aš labai minkšta ir pūkuota, gal kai miegu. Va, o šiaip tai iš tikrųjų chirologija tai yra labai humaniškas mokslas, labai žmogiškas, nes ir vat kada klausiai, kaip, kodėl chirologija, tai aš gal greičiau pasakyčiau, kad jinai mane pasirinko, ne aš ją. Tai kaip? Vat kažkaip tai. Čia vėlgi gal yra dalis kažkokios tai misterijos, nes kadangi aš tame ezoterinėme pasaulyje jau esu labai seniai ir man jau kartais net su realybė kartais net jie būna susipina tarsi, ar ne? Ir už tai kartais sako, nu tu keistuolė. Nu taip aš sakau, keistuolė, biškai gal ir pričiuožus, bet aš gyvenu tarp tų dviejų pasaulių. Tai yra tarp tos ezoterikos, kur ten viskas gali būti. Ir stebuklai, ir mistika. Ir kažkokie tai atradimai įdomus, keisti, neįprasti, sutapimai ir taip toliau. Ir ta realybė, kur žmonės, atmeta, nieko nenori tikėti. Tai vat, kalbant apie chirologiją, tai, vat, kaip sakau, kad jinai mane pasirinko. Tai čia ir buvo ta dalis turbūt misterijos, kada sistema pati pasirenka žmogų. Čia ne mano buvo toksai kaip išmislas, kad, nes man, pavyzdžiui, sakykim, nuo vaikystės labai patiko kortos. Visada patiko, jos ir dabar yra mano gyvenime. Jūs ir dirbat su kortom? Dirbu, bet neburiu taip, kaip įsivaizduojama. Čia nėra mano darbas, aš sakau, nors kažkur turiu turėti malonumą. Tai mano kortos yra hobis. Tai pas jūs draugės ateina prie kavos kortų? Vat panašiai. Būna klientės, kai kada paskambina tenais ekstra atveju kažkokios tai situacijos, aš pasižiūriu. Tai va, o chirologija čia yra tokia kaip, įsivaizduokim, kaip yra laivas didžiulis, ar ne? Ir aš tame laive kapitonas plaukiu. Tai va panašiai va toks, žinot, tokia masė. Kortos tai yra kaip delfinai, kurie aplinkui šokinėja, žaidžia, jiem labai smagu. Tai va, tai būtent šita sistema, jinai tiesiog pasakė, come on. Ir aš pasakoju, kaip visada šitą istoriją savo, taip, aš 7 metus mokiausi universitete. Tai yra buvo 5 metai bakalauras ir 2 metai magistratūra. Tai čia gavos toksai ištisinis 7 metų mokymasis. Ir šalia to
Mokiausi chirologiją. Tai taip išėjo, kad bet chirologija dar metai plus. Tai mano, reiškia, universitetiniai išsilavinimai 7 metai plus 8 metai chirologijos. Taip, nebuvo mokytojų, neradau, gal tiesiog nepasisekė. Bet iš kitos pusės aš neteisingai išsireiškiu, kad nebuvo mokytojų. Buvo mokytojai. Tai tie visi garsieji chiromantai, kurie buvo tenais, pradedant nuo kokio 15 amžiaus, taip ir einant iki 21 amžiaus, tai va čia visi mokytojai buvo mano, kurie parašė knygas, kurie pasidalino savo žiniomis, tai va tai yra mano mokytojai. O dabar žiūrėkit, labai įdomu, jau jūs įvedėt kitą terminą - chiromantai. Tai chirologas ir chiromantas yra skirtumas. Šiaip iš tikrųjų chirologija kaip terminas atsirado daug vėliau, nes mantika tai yra spėti burti, pabaiga žodžio, ar ne, chiros ranka. Tai chiromantai jie ir buvo tokie, sakykime, kaip čia pagal tą terminologiją, tokie specialistai. O logos jau atsirado su žodžiu mokslas, tyrinėjimas, stebėjimas. Va, ir 1900 metai buvo, kada Prancūzijoje buvo eksperimentinės psichologijos konferencija, turbūt taip pavadinčiau, kažkoks suvažiavimas. Ir va tada tais metais priėmė, kad, reiškia, chirologija yra mokslas. Taip, kurį galima jau ten tyrinėti, kad čia nėra tik tais būrimai. Tai va, tai čia tas logos atsirado žodis. O tai jūs... Suprantu, kad chirologija, nes ir to mokslą, o jūs turite to pajutimo, tos chiromantės savybės? Būtinai. Šiaip iš tikrųjų apskritai, jeigu mes paimtumėm chirologiją, ar mes pavadintumėm chiromantį, čia galbūt yra skirtumas principo, paties darbo principo. O šiaip iš esmės ar chiromantas, ar chirologas ranką nagrinėja, tyrinėja ir iš jos kalba, ar ne, iš jos informaciją skaito. Va, o daugiau galbūt akcentas yra dedamas į tai, kad chirologija pati, jinai leidžia tyrinėti, taip, stebėti delniuką, matyti pokytį. Ir kitas labai svarbus dalykas - leisti žmogui pačiam daryti pasirinkimą. Na, tarkim, ar ne, rankoje yra kažkoks labai konkretus, sakykime, ženklas, nesvarbu, arba charakteristika žmogaus, taip. Ir pagal tai tu žmogui paaiškini, kad va tas ir tas tavyje yra labai stipru, duotybė kokia nors, ar ne, bet yra kita tavo dalis, va ta, kuri sukuria rankoje defektą, tarkim, tai gali būti ženklas, vėlgi tas pats, gali būti piršto kreivumas, gali būti spalva delno, kuri irgi taip pat, viskas čia yra informacija. Tai va čia yra tie stebėjimo, tai yra ranka kaip objektas stebėjimo. Bet intuicija jinai be abejo turi dalyvauti tame, kaipgi be jos. Nes yra pajautimas, todėl chirologija aš visada taip įvardinu, kad tai yra ir mokslas, ir menas kartu. Mokslas, ką stebi, o menas tai yra intuicija, va tas pajautimas žmogaus. Todėl, kad tų panašumų yra labai daug, bet tarp tų panašumų yra tiek daug niuansų. Todėl vienam žmogui bus tokia interpretacija, o kitam jinai bus kitokia. Juo labiau, kad ir žmonės yra labai skirtingi. Vienam gali pasakyti griežtai ir jisai sakys, jo, supratau, o kitam pabandyk griežtai pasakyti. Apsiverks, užsidarys, užsisklęs ir dings kažkur, tai suprantat? Ir tu sėdėk čia kaip mokytoja kokia ir ten, taip daryti negalima. Jam neveiks tas. Bet jums ateina kažkoks tas pajautimas, ta informacija, kaip prie to žmogaus prieiti, kaip jūs tą intuiciją dar suvokėt? Tiesiog tai yra, žinot, kaip pasakyti, kaip ta intuicija apskritai veikia. Tai yra mūsų jausmas. Ir jeigu yra komfortas, pirmoji eilė yra komfortas, tokia harmonija viduje, ramu. Tai reiškia viskas tvarkoj. Jeigu atsiranda kažkoks tai, sakykime, nepatogumas, ar ne? Pavyzdžiui, yra vienas koksai dalykas, dirbant su žmonėmis, kur tikrai labai pasijaučia, kada žmogus užsidaręs. Kada jis užsidaro, jisai tikrina tave kaip specialistą, ar čia nenusišnekėsi, ar pasakysi čia visą teisybę, ar dar ką nors, ar ne, jis nepasitikė. Bet paskui po kiek laiko pradedi jausti, kaip jis pradeda atsidaryti, nes tu užkabinai vieną dalį jo ten jautri, arba ten galbūt atspėjai, kaip dažnai man sako, atspėjot.
Nu, sakau, šaunu, kokia aš spėliotoja. Va, tai... Bet jūsų ego neliečia. Ne, žinoma, jau seniai šitas jau nebežaidžia. Čia gal karjeros, pavadinkim, pradžioj tai buvo, kaip sakyti, ego turbūt didesnis už šitą pastatą. Bet jau dabar, patikėkit, nušlifuota, nutvarkyta, gyvenimas, kaip aš sakau, patarkavo ne vieną kartą, ne vieną vietą. Tai va, tai taip, kad jau šita tema kažkaip jau manęs nebežaidžia, aš kaip tik man biški juokinga netgi. O jūs pati savo galite padėti, pavyzdžiui, nes aš neįsivaizduoju, kaip greitai įvyksta tie pokyčiai dėl ne. Nu, jeigu aš kažkokį radikalų sprendimą šiandien priėmiau, gali būti, kad ryte atsikėlus jau yra pokytis? Aš galvoju, kad taip, gali tokie įvykti dalykai, nors aš vis dėlto pasakyčiau taip, kad yra smulkusis raštas, mūsų. Tai vat įsivaizduokim, kaip yra didelė upė. Didelė upė, ar ne? Upės negalim pakeisti, nei tėkmės, jeigu nėra didžiulė, ar ne? Plati, gili. Ir yra upeliukas, mažutis, plonutis, ar ne, srovelė vos. Tai va, jėga, va, ta energija, ar ne, vidinė, jinai gali pakeisti tik mažą upeliuką, bet jinai negali pakeisti upės iš karto. Tai taip ir su linijomis yra. Gali būti, kad atsirado kažkokia maža linijytė, ar ne, kuri va, tuo metu buvo kažkokia mintis, kažkokia emocija prie to prikabinta. Ir jis sujungia kažkokias linijas. Ir staiga tu pamatai, kad taip, kažkas atsirado naujo, kažkoks tai atsirado kitas, kažkokia kita konfigūracija. Taip. Bet pagrindinė linija, jinai negali pasikeisti taip greit, nes aš dar kartą sakau, čia yra mūsų pagrindinė tėkmė gyvenimą, čia yra mūsų jėga, kaip jinai gali paimti ir pasisukti per naktį į kitą pusę. Tik smulkusis raštas gali pasikeisti. O jūs pati savo delnus vis prasitikrinat? Žiūriu, žinot, kai sako, žiūri į knygą ir mato špygą, tai aš va panašiai taip. Tai aš visada... O kodėl save sunkiau interpretuoti? Suprantat, yra koksai dalykas. Aš gyvenu su savimi, aš žinau savo mintis, aš žinau tai, ko noriu. Žinau, ką aš noriu padaryti. Tai mano pačios rankų stebėjimas tik eilinį kartą yra toks kaip savo pasitvirtinimas. Va, kur parašyta, kad tu biški netokia kaip visi. Tai tik tais tiek, ar ne? Nes linijos ten, sakykime, kai kurios yra neįprastos konfigūracijos. Bet šiaip iš tikrųjų batsiuvys be batų ir tas tikrai taip yra. Sau aš negaliu interpretuoti, aš negaliu nuo savęs atsijungti, nes tai neįmanoma, nes aš ir esu ta dalis. Tik tais galiu kai kada pasitikrinti, pasižiūrėti, ar ne, tarkim, ten, kas čia dar vyksta, kas čia naujo, gal atsirado, kas neatsirado, važiuojam toliau. Tai va, tai ne, šitoj vietoje jau aš turiu savo kolegų ratą, jeigu man labai jau reikia kažko, tai aš visada galiu į juos kreiptis, pasiteirauti, ten pasižiūrėkit. Tai va, bet šiaip aš stengiuosi gyventi su savimi. O tai reiškia, kad aš turiu pati lavinti savo pajautimą. Jeigu reikia daryti kažkokį pasirinkimą, aš turiu daryti jį iš savo vidaus. Nes tai yra svarbu. Nesiramstyti. Taip, jeigu yra atvejai tokie, kur tikrai niekaip negali nuspėti. Pavyzdžiui, sakykime, aš juos vadinu smulkiais dalykais, nes ten, kur yra svarbus dalykai, globalūs tokie gyvenimo kažkokių krypčių, ten jau yra kitas maštabas. Pavyzdžiui, ten gyvenamos vietos kaita. Taip, arba pasirinkimas, priimti sprendimą, pakeisti kažką savo gyvenime, tarkim, ten turėjai įmonę, taip, ir, tarkim, atsisakyti įmonės. Arba darei kažkokią visada aktyvią veiklą, ar ne, ir priėmi sprendimą, kad nebedaryti aktyvios veiklos. Kaip pavyzdys. Taip, o šiaip iš tikrųjų, jeigu eina kalba apie tokius, aš vadinu jos smulkiais tokiais buitiniais dalykais, ar ne? Vat kas geriau? Ar šitas ar tas? Ar ne? Kokią suknelę man dabar užsidėti? Tai tada tokiu atveju savaime suprantama. Išmeti kauliukus, arba ten pasižiūri per kokią monetą, ar dar ką nors ir nusprendi, jeigu jau taip nutiko, kad neberandi kaip ką apsirengti, arba nežinai, ką išsirinkti. Bet jūs dar turit kitą įrankį. Pristatydama jūs pavadinau, kad tai astrologinis įrankis, tai sielos formulė. Ar nesuklydau? Taip, teisingai viskas. Tai ir jūs tai derinate kartu su chirologija? Taip.
Labai įdomi irgi istorija, kaip atėjo į mano darbą, sakykime, dar viena priemonė, dar viena sistema. Šiaip astrologija visada domino, bet domino kaip? Ir aš ją kaip ir išmanau, ir žinau, ir galėčiau horoskopą sudaryti. Bet suprantat, yra meilė kažkam. Tai chirologija, tai čia yra meilė, kaip sakoma, abipusė turbūt ir visokia kokia gali būti besąlygiška. Taip. Astrologiją myliu. Žinot, kaip būna. Meilužis jūsų. Myliu, bet tai nėra tai. Ir aš net kartais juokaudama sakau, jeigu chiromantijoje aš esu chirologė, tai astrologijoje aš esu astromantė. Tiesiog dėl to, kad ten daugiau įsijungia kažkokie tai dar kiti pajautimai. O sielos formulė tai yra visiškai kitokia sistema, jeigu kas dirba su astrologija, ar ne, astrologai tikrai žino tokį terminą, dispozitorių grandinėlė, ir jinai ten, tarkim, programuose astrologinėse, tose kompiuterinėse, bet ne visose, čia daugiau, kur rusų jau yra tos programos, tai jos ten yra tokia mažutė grandinytė, tokia planetų simboliukai su rodiklytėm, ir ten jinai kur nors kamputėje. Tai jūs šitą mažutę grandinėlį ir susifokusavote? Taip, bet čia aš susifokusavau ne dėl to, o dėl kito dalyko. Aš nuėjau į knygyną, galvoju, ko man reikia kažko, tai ir galvoju, bet astrologija, nežinau, galbūt. Ir va tokio mintim, ar ne, su tokiom savo kažkokiais tai ten vidiniais labirintais minčių, knygą paimu į rankas, atverčiu ir žiūriu. O ten, reiškia, būtent tos formulės, planetų simboliai ir rodiklės. Ir kaip aš pamačiau tas rodiklės, ta prasme, jos įjungia kažkokį tai manyje, nežinau, kažką tai, paspaudė mygtuką kokį tai. Ir aš supratau, kad man šita sistema tinka. Ir tai buvo pirmoji pažintis su Aleksandro Strogoro, ta jau, tarkim, jo ištobulinta sistema, nes aš negaliu pasakyti sukurta, todėl kad kūryba jau buvo kažkada padaryta, bet jis labai daug prisidėjo, kad sukurtų kaip sistemą. Tai reiškia, astrologija yra savo kaip sistema, o sielos formulė yra jau kaip atskira sistema, būtent per tą dispozitorių grandinėlę. Ir kas iš tikrųjų yra įdomiausia, kad būtent šita sistema, jinai yra begalinė. Kaip kokiom jinai atsiskleidžia platformom dirbant, aš net pati pradėjau stebėtis, nes aišku, aš pas jį pabaigiau mokslus, pas Aleksandrą Strogorą, vienu žodžiu tenais pagal jau jo tą knygą, pagal jo mokymą, ir aš ten atsisėdus kaip tokia, kaip aš sakau, išmuštruota 7 metų universitete, sąžiningai lapas po lapo verčiu, išsirašau prie kiekvieno kliento. Paskui žiūriu, kad kažkaip nelabai dirba, ne viskas dirba, kai kurie mano komentarai žmoguje visai neveikia. Aš taip tikrinau, lygiai taip pat ir chirologija vyko patikrinimas. Reiškia, gauni kažkokią informaciją iš knygos, taip, ir tikrini realybėje. Žmoguje, ta prasme, veikia, neveikia. 10 žmonių ir pasakė neveikia, vadinasi, sistemoje kažkas tai yra tenais trikdžiai kažkokie tai ir neveikia. Vadinasi, ta reikšmė negaliojanti. Ir paskui jinai pasitraukė. Ir taip patikrinimo būdu taip įvyko. Tai lygiai taip pat su formulė. Matavau visaip kaip ant žmonių ir bandžiau. Ir paskui supratau, kad nieko panašaus. Jinai nori dirbti savarankiškai taip, kaip jai reikia. Ir aš sakau, ir gerai, po pusės metų jinai išsiskleidė visiškai kitų plantų. Visiškai kita platforma, visiškai kitų aspektų. Ir aš galvoju, vau, kaip įdomu. Bet, o ką mes ten galim pamatyti? Viską, absoliutiškai. Bet tai kas, tai yra savo ateitį galim pamatyti? Ar sielos misija, savirealizacija? Taip. Tai yra toks geras, pagalbinis man instrumentas prie rankų, todėl kad ranka yra ta realybė. Ar ne, kuri yra su žmogumi, jis rankomis kuria, daro, viską veikia, investuoja į save, taip, ir geri, ir negeri dalykai. Čia yra faktas, taip, rankos.
Ir kada atsirado formulė, jinai leido pamatyti man tuos pjūvius, ar ne, ko rankoje galbūt ne visada gali pamatyti, arba tai papildo. Tarkim, dar duoda kažkokios tai papildomos informacijos. Tai reiškia, man dėl ko dar labai sielos formulė patinka, ne tai, kad patinka, jinai yra fantastiška, tai yra karminės pamokos. Tai yra tai, su kuo ateina žmogus, tai per ką jį gyvenimas šlifuos, per kokią vietą jam reikės suvokti, kad jisai elgėsi netinkamai. Kaip sutvarkyti galbūt, jeigu išeis, aišku, nes kai kada yra labai gilios tos, sakykime, skolos ar pamokos, kada ne taip paprasta, čia per vieną kažkokį, tai žinot, ritualą nenupūsi to viso negatyvo, kuris buvo kažkada užmėgstas, ne, pati pradžia. Tai va, taip, kad ten viskas yra iš tikrųjų labai persipynę, ta prasme. Ir kartais aš iš tikrųjų užduodu klausimus ir jeigu, pavyzdžiui, žmogus nežino atsakymą, gali būti, kad jis ir nežino, nes, tarkim, tai gali liesti protėvius. Nes, aišku, apie tai, kas buvai praeitame gyvenime, tai kai kurie ten iš viso akis išpūtė žiūri ir galvoja, apie ką čia dabar jinai kalba, kokie čia praeiti gyvenimai, apie ką čia tai. Tada sudėtingiau šiek tiek dirbti su tokiais žmonėm. Tie, kurie tokie labiau praprusę, domisi, skaito, arba bent jau neatmeta šitos sistemos, taip yra lengviau. Bet yra kita dalis, tai yra protėviai, tai yra tai, kas ateina per kraujo liniją. Taip, per kraują kas ateina. Tai pamokos lygiai taip pat niekur nedingsta, todėl fizinis kūnas jis yra pririštas tarsi prie tos serijos pamokų. Bet mes perimam jų pamokas, ar ne? Tiesiog mes visur esam. Taip. Čia mes norim atsiriboti nuo tų protėvių, bet esmė tai yra visa tai esam mes. Nes jų kraujas mumise, kaip mes galim dabar nuo jų atsiriboti. Tai neįmanoma, tiesiog neįmanoma. Ir kvaila net tai daryti, ignoruoti tai kvaila, todėl kad tu atmeti savo jėgą. Jeigu buvo nuodėmės, tai tau reikia jas kažkaip sutvarkyti. O tai pirmas pagrindinis tvarkymas, tai suvaldyti savo ego. Pagrindinis dalykas - nesusireikšminti, nebūt pasaulio bamba. Iš kitos pusės būk pasaulio bamba, mes visi bambos iš tikrųjų, bet kad tai nekenktų, kad tai negimdytų neteisingų sprendimų kažkokių. Tai. Nes jūs dabar pasakėt, pavartojat ir nuodėmę, ir neteisingus sprendimus, bet toj ezoterikos plotmėj, tai čia taip aptaku, o kas tai yra, nes energija nėra nei gera, nei bloga. Žinoma, labai teisingai. Bet yra energijos, kurios vis tiek jos ateina, ta prasme. Mes galim nuo jų bandyti atsifutbolinti, ar ne, pasakyti, ne, manęs tai neliečia, aš geras, aš gera, ar ne. Iš kokie čia protėviai, man nėra pas mane jokių protėvių, visi pas mane ten karaliai buvo, taip. Bet iš tikrųjų, ką aš ir norėjau pasakyti, ką norėjau paaiškinti, kad aš kartais užduodu klausimą ir sakau, ar buvo pas jūs šeimoje tokia istorija, nes aš suprantu, kad ta istorija jinai liko nesutvarkyta. Jeigu tai buvo kažkoks tai labai sunkus išėjimas, jeigu tai buvo labai kažkokia tai tragedija didelė, labai dažnai tai būna susijęs su paslaptimis. Nieks nesako, bijo, nenori, tarkim, ištrina tą, sakykim, grandį. Ar tą žmogų, ar ne tą kažkokią istorijos dalį. Bet per kraują tą nuoskaudą, tas negatyvas, jisai ateina ir kelia maištą. Jis viduj kelia kažkokią įtampą. Ir paprastai aš tai įvardinu, kad tas nerealizuotas atminimas arba, sakykime, atleidimo negavo žmogus išėjo, ar ne, arba jisai pats neatleido, arba jo išėjimas buvo labai skausmingas, ar ne, jisai išėjo nesuprastas, arba galbūt netgi ir iš viso ten galėjo būti iš viso kažkokios tai tragedijos, ar ne, turėkime omeny, karai buvo kokie baisus, ar ne, ten kiek daug netiesų būta. Ir visa tai ateina ir žmoguje visa tai pradeda prasižaisti per egzistencinį pyktį. O kas yra egzistencinis? O egzistencinis pyktis tai reiškia, kad žmogus nežinia dėl ko, staiga pradeda savyje išgyventi kažkokią labai sunkią emociją negatyvę. Priežastis realybėje nėra tokia dirgli, kiek jame tai gali sukelti pyktį. Tai mes čia taip ir galim pasitikrinti, ar čia mūsų, ar čia gali būti... Taip. Nes jeigu, pavyzdžiui, dirgiklis yra, tarkim, įsivaizduokit, ar ne, ateinat, puodelis ne vietoj padėtas.
Ir staiga isterija, tokia isterija, iki begalybės. Aišku, mes galim taip iš psichologinės pusės sakyti, taip, prikaupiai, diena iš dienos dėjai tą savo įtampą, neiškalbėjai ir va dabar sprogo, ar ne? Bet yra kita dar forma pykčio, kuri jinai gali būti nukreipta į kažkokį žmogų, jinai gali būti nukreipta į patį save. Tiesiog tai yra pyktis, pykčio energija, greito susierzinimo, kantrybės nebuvimas, kur jinai turėtų būti, nepakantumas, tai yra, ten atspalviai yra, aš turiu menį, bet čia ta pati yra, šaknis ta pati yra. Bet dabar, žinot, klausau ir galvoju, tai vaje, čia tiek reikalų su savo gyvenimu susitvarkyti, tada atsiranda dar tas protėvių gyvenimas. Taip. Tai mes tada tokiam nuolatiniam procese, nes galvoju, kada žmogus turi šansą išeiti tą savo savirealizaciją. Ar tai ir yra visų tų galų uždarimas, mazgų atrišimas, tai ir yra išeidinėjimas į savirealizaciją? Aš manau, kad labai teisingai, Monika, pasakė, taip ir yra, kada žmogus apskritai užduoda klausimą, kas su manim ne taip. Kodėl su manim atvyksta kažkokie tai dalykai, kodėl man negerai yra, negerai kažkokioje tai vietoje, negerai su kažkokiu žmogum, nes aš kaip ir sakiau, kas yra ta pati intuicija, ar ne, arba apskritai, kaip žmogus turi pasitikrinti. Jis pirmoje eilėje turi pasakyti, man yra gerai, man viskas tinka. Jis nekelia pretenzijų niekam, jis nestato sąlygų niekam. Jis džiaugiasi tuo, kaip yra. Ir jeigu yra, sako, man gerai, man tinka, taip kaip, kas mane supa, kokie žmonės, kokia vieta, kur aš esu, nereikia ten prisigalvoti, jeigu būtų taip, tai jau būtų kitaip, ten tai jau būtų geriau, ar ne? Nekimba, nei prie savęs, viskas tenkina. Žiūri į veidrodį ir esi patenkintas, koks tu esi, nereikia dadėti, nuimti, ten pripūsti, nupūsti. Suprantat, kaip yra? Reiškia, viskas yra gerai, tu žiūri, supranti, kad ką jau Dievas norėjo sukurti, taip sukūrė. Ir tu priimi tai. Tik kaip nueiti iki tokio priėmimo taško. Tai čia aš ir noriu paaiškinti, kad šiai dienai yra iš tikrųjų daromas labai blogas darbas. Tai yra labai stipriai yra žmoguje ugdomas ego. Labai stipriai. Nebelieka mes, o yra tik aš. O vienas aš tai yra niekas. Tai va, ir jeigu vėlgi grįžtant prie tos pačios protėvių temos, tai iš tikrųjų čia yra labai daroma sisteminga tokia ataka, galbūt aš taip pavadinčiau, kad žmogus nežinotų savo šaknų. O kas ją daro? Daro. Yra kas daro. Ašgi nepradėsiu čia vardinti, žinokit, iliuminatai visokie. Aš nežinau, aš nenoriu... Bet jūs jaučiat? Aš suprantu, kad tai yra bendra tokia didelė negatyvi tendencija, kada nukarpyti šaknis ir palikti tokį, žinot, kaip Saharoj, kur dykumoj tokie kuciukai, žinot, augalai, matė, tokie kuciukai sukiojasi, jie ten be šaknų tokie, kur prisiplakė ten prie kokios, ten, žinot, kupstelio kokio prilipo, tai va, jie taip gyvena, suprantat, tokie ridinėjami. O medis stiprus ten, kuris, jo šaknis yra stiprios, ar ne? Kodėl visi save nori kažkodėl lyginti su ąžuolu, ar ne? Bet kažkodėl tai su tuo kuciuku niekas nenori lygintis, ar ne? Dėl to, kad tai yra jėga, dėl to, kad tai yra resursas, iš kur tu gali pasiimti energiją. Tai va, tai kas čia daro tai sistemingai, tai aš manau, kad jeigu kam ten įdomu, tai tegul tas teorijas visokias ten sąmokslų, tegul tyrinėja. Aš netyrinėju. Man daug įdomiau žmogui apie tai pasakyti, įgarsinti ir galbūt jisai susimastys, ir galbūt jisai pasidomės, jaunas žmogus, mamos, tėčio, senelių, jeigu jisai ten juos turi, ar ne, gal dar prosenelių turi, taip, pasiklausti.
o kas jums patiko, o kaip jūs norėjot gyventi. Aš suprantu, kad buvo istorija, kad buvo daug dalykų, kurie, sakykime, nušlavė svajonės žmonių. Teisingai, buvo karas, buvo tas pokario laikas, po to sovietmetis, kur irgi ten šlifavimas vyko irgi didžiulis. Bet paklausti, o apie ką tu svajojai, kuo tu norėjai būti? Nes ten yra mūsų resursas. Ir vat kartais rankoje tai labai gerai matosi, kad reikia tęsti tradiciją. Tai, ką darė tėvai, ką darė seneliai, nes žmogus turi tą resursą, jam reikia tęsti tai, jis turi labai geras duotybės. Bet kada paklausi, ką veikia mama, nežinau, a ką tėtis, išsiskyrė, nežinau, iš viso nežinau. Tai o seneliai, tai ką ten kaime? Viskas, suprantat, baigėsi. Tai gerai dar, jeigu ten yra žinojimas, kad dar kaime kažkas ten gyvena, daro. Tai va, tai nėra informacijos, o jeigu nėra informacijos, nežinai, ant ko atsistoti tada, ant kokio fundamento, jo nėra tiesiog. Bet tai tada sakytumėt, kad tarsi viena iš tų pagrindinių priežasčių, kodėl žmonėm taip sunku susivokti, kuo jie nori būti, jau ne tik užaugę, bet ir jau užaugę nebežino, kuo toliau būti. Tai yra dėl to, kad jie neturi to ryšio su praeitimi. Taip, neturi resurso, neturi palaikymo. Nes, žiūrėkit, aš pasakysiu tokį dalyką. Jeigu žmogus žino, taip, jis eis, jis statys tvirtai koją, jis žino. Jeigu žmogus nežino, jis pradeda ką daryti, jis pradeda abejoti, jis pradeda blaškytis. Tai ten, šasti vieną pakrūmę, šasti kitą, bet ten tai ne jo vieta. Kiek yra praėję žmonių, vėlgi kalbant apie tą pačią savirealizaciją. Čiagi pagrindinis dabar yra akcentas. Taip, nes mes ekonomiškai šiaip labai gerai gyvenam, mes visko turim, bet va čia to vidinės pilnatvės jausmo. Būtent. O dėl ko dabar taip įvyko? Dėl to, kad, žiūrėkim, kodėl aš kalbu apie duotybės, kurios gali keliauti, kaip per kraują, ar ne? Jeigu, tarkime, linijoje buvo labai stiprus dainininkų, bruožas, ar ne, balsas, klausa, muzikantas, ar ne, kompozitorius, kūrėjas, ir staiga kažkokiu tai momentu nutrūko ta gija. Jinai tiesiog nutrūko, kaip ir sakiau, istorija paskiau nutyli. Tėvai, aišku, jau savaime suprantama, eina ten kažkur tai kažkokius tai darbelius, kad išgyventų, kažkas tai liko kaime, kažkas tai į miestą išvažiavo, pasirinko veiklas, kurios duoda duoną, savaime suprantama, niekam ne iki dainų. Ir paskui staiga kažkurioj tai kartoj gimsta vaikas, ar ne, balsas kaip lakštingala, tai fantastika. Jame tai prabudo, išėjo į eterį va ta jo duotybė. Bet kiek yra tokių atvejų, kada va tos duotybės jos slopinamos yra, kad tai nerimta, kad iš to negyvensi, kad iš to nepragyvensi, kad reikia ieškoti, va kaip buvo periodas, ar ne, teisė ir ekonomika. Va, iš čia išgyvensi, jau kiek duonos privalgysi, tai dieve. Va, o paskui pasirodo, kad tie žmonės ten, jie nagus nusigraužia. Suprantat, to net duonos prisivalgo tos įsivaizduojamos. Tai va, tai taip, kad yra žmonės, aš nieko nesakau, kiekvienas turi būti savo vietoj, kiekvienas turi įdarbinti savo energiją, savo duotybę, tada bus laimingas, tada bus savo vietoj. Net jeigu tai bus mažas darbelis, bet tai bus jo, jis bus tenai asas. Tai žinok, dabar sėdžiu, jau man tie delnai drėksta, nes prieš 11 metų, aš prisimenu, mes žiūrėjom sritis ir aš dar labai purkštavau, nes kažką apie finansus palėtėm ir grįžau namo, mama sako, tai kaip susitikimas, sakau, tu įsivaizduoji, ką man pasakė, kad man su finansais viskas bus labai gerai ir kad mano vyras bus labai turtingas, o man ten priimti viską. O aš tuo metu buvau tokia ambicinga ir tokia karjeristė ir man kaip įžeidimas nuskambėjo. Mama sako, tai tau čia puikiai pasakė. Sakau, tai kam, aš būsiu išlaikytinė? Tai prisimenu šitą dalį, prisimenu šiek tiek tokių nuorodų, kur veiklos, tarp kitko viena iš jų buvo autorinę savo laidą turėti. Tai va, demo versijoje sėdim šiandien. Tik vis dėlto nesu galutinai užčiuopusi savo erdvės ir man labai įdomu, gal va šiandien dar ateis atsakymų
arba kodėl, man nėra jau taip visiškai aišku ir kur toliau veda, gal kažkas jau ir pasikeitė. Be abejo, pasižiūrėsim, man irgi visada labai įdomu pasižiūrėti tą kaitą, arba ir ypač labai smagu, kada matau pozityvę kaitą. Na, tarkim, buvo kažkoks tai ten, pavadinkim, defektas, arba buvo kažkokia linija nesusiformavusi, arba ten, sakykim, buvo kažkokie trikdžiai, kurie ten buvo nereikalingi, ar ne? Va, ir kada praeina kažkiek laiko, kažkoks tai labai, sakykim, toksai transformacinis procesas, kuris išgydė liniją, kuris ženklą pakeitė. Kaip įdomu, bet jūs man viską tiesiai, ten jau, kad ir prieš tas kameras, sakykit, jeigu aš ten ir naujų defektų prisidariau. Tai be abejo, tai aš turėsiu tai įgarsinti, todėl, kad reikės galbūt pamastant, vėlgi pasimokant nuolankumo, priimant kai kurios dalykus ramiai, be purkštavimo, ar ne? Ir pasakyti, jo, gal ir tame yra. Tai dabar nesuprantu, bet kada nors suprasiu. Taip reikia sakyti. Nes kartais žmogaus ego yra toks, kad jisai pastato prieš save kažkokį tai kreivą veidrodį, žiūri ir galvoja, va, koks aš. O paskui, kai tas veidrodis taiga išsilygina ir pamato, kad vis dėlto yra šiek tiek kitaip. Tai einam, pamatuosim tą mano ego. Gerai, keliaujam. Kad turim dabar čia tą mūsų šviežią antspaudą, o čia va šitas tas prieš 11 metų. Taip. Viskas suarchyvuota, viskas surašyta. Čia kosmosas. Mes matėmės 12 metais. Aš tada baigiau universitetą. Va. Ir kaip yra smagu, kai yra galimybė palyginti intervalą laiko, ar ne, kaip vyko, kas keitėsi, apskritai kokie prioritetai dabar šiai dienai yra, kokie sustatyti dalykai. Tai va, ir chirologo užduotis yra pamatyti skirtumus delniukuose. Čia kažkoks atsiranda. Taip, šiaip paprastai, jeigu atsiranda tokios klostės, šiaip jos yra vadinamos įtampos klostė. Ir jeigu tokie dalykai rankytė jau pradeda, pavyzdžiui, nebuvo, o atsirado, ar ne, vadinasi, yra kažkokia tai situacija, kuri iš tikrųjų žmogui yra labai svarbi dabar. Nes jeigu kalbėsim apie vėlgi smegenis, ar ne, tai čia pavadinkim taip, mūsų mąstymo proceso, jausmų proceso atspindys, tai kas yra mūsų delniuke. Tai stresas net ir dėl neatsispindi. Žinoma, viskas atsispindi. Ir netgi, pavyzdžiui, sakykime, chirologijoje reikšmę turi viskas. Supranta, čia nėra tokio dalyko, kas būtų nesvarbu. Tarkim, šiuo atveju mes turime, čia tą vadinkim baltą liniją, taip, kurios nebuvo. Ir paaiškinsiu, kas tai yra. Šita linija yra susijusi su finansais ir su sveikata. Sveikata tai yra nervų sistema pirmoji eilėje. Vadinasi, yra įtampa šitose srityse. Šitos sferos yra dabar labai jautrios. Ir žmogui kelia tai kažkokį tai nerimą, mąstymą, įtampą. Merkurijaus linija vadinasi. Jeigu kas nors domėsitės, gerbėmieji žiūrovai, tai čia yra Merkurijaus linija. Ir kas dar labai svarbu, kodėl aš visada pradedu nuo to, kaip sakiau, energetinio fono, todėl kad vėlgi labai svarbu, o kaip yra šiandien, kas šiandien vyksta su žmogumi, kas jo viduje yra. Tai sakykime, šiuo atveju atsispaudė šitoks tai plėmukas. Aišku, skeptikas gali pasakyti, čia blogai dažų užtepė, čia neteisingai kažką tai padarė, ne tai padarė ir čia taip atsispaudė. Iš tikrųjų taip nėra. Viskas turi reikšmę, taip? Tai sakykime, atspaudas turi unikalią galimybę šiek tiek atspindėti tą mūsų biolauką, arba tą energetinį foną. Nes materija, tai yra materija, ką mes turim rankytėse. Tai dabar žiūrėkime, šitas tamsesnis plėmukas, vėlgi savaime suprantama, per 12 metų, tai aišku, čia ir atsirado, išnyko, čia tų plėmų galėjo būti arba tų įtampo zonų labai daug. Tai čia šitoj vietoj vėlgi mes turime emocinį foną, nes čia yra mėnulio kalbos tokia zona, bet jinai yra susijusi su dar apoloniška energija, kuri duoda tą sėkmingumą tokį. Čia aš paprastai pasakyčiau taip, kada žmogus labai abejoja ir galvoja, pasiseks man. Ir tai kažkur tai labai kažkur tai užė galvoj.
nes labai norisi, kad pasisektų. Nu, ir Tai čia tai nesvarbu. matosi dabar Taip, pas mane. Taip, yra tas dalykas, yra ta įtampa, yra tas toks nerimas ir atrodo, nes tamsi dėmė tai reiškia darau, jau kažkas tai kliūna, nemato manęs, nepastebi, o ar pastebės, ar pamatys, ar priims, ar pasiseks. Tai va čia yra va šita visa dabar, kaip sakoma, realybė gyvenimo, ar ne? Tai yra fonas. Bet šitie dalykai, jie gana greitai kinta, todėl čia, jie neužsilaiko labai ilgai. Praeis šitas periodas, ateis kitas, išsispręs kažkoks klausimas, viskas, šitie fonai visi tamsus jie pasitraukia. Yra daug blogiau, jeigu jie užstringa. Pavyzdžiui, ateina žmogus į konsultaciją po metų, 2, 3, 4 ar 5, ar ne? Arba, tarkim, gali būti kas metus. Ir matai, kad nesikeičia ta dėmė. Ir tai būna, kad jinai nekinta. Vadinasi, žmogus iš tos įtampos zonos jisai nepasitraukia. Tai va, tai dabar va šiai dienai, sakyčiau taip, kur įtampos didžiausios, va čia jos yra susimetusios. Dar vienas dalykas, ką noriu pastebėti, vėlgi pagal atspaudą, kad yra šiek tiek pasimetimo. Pasimetimo, kame aš paaiškinsiu. Vėlgi, gyvenimo linijos pas pačią yra dvigubos. Aš jau turbūt per pirmoji konsultaciją apie tai kalbėjau. O dvigubo linija tai pirmiausiai kalba apie tai, kad žmogus turi labai daug judėti, labai daug keliauti, labai daug važinėti. Vadinasi, prikabintas vienoje vietoje žmogus jausis labai blogai. Teisingai? Vadinasi, turi būti aktyvumas. Ir jeigu aktyvumo nėra, tada dviguba linija pradeda duoti vidinį dualumą. Ir tada pačiai viskas netinka. Kas be būtų, koks be pasirinkimas būtų priimtas, vis ne tas ir ne taip ir ne tiek. Tai va, tai judesys ar ne judėjimas, buvimas tarsi vienu metu keliose vietose, kas yra labai gerai. Pavyzdžiui, jeigu pati, tarkim, gyveni vienoje vietoje, ar ne, o dirbi kitoje vietoje, vienam mieste, o darbas kitam mieste. Arba, pavyzdžiui, reikia važiuoti iš kaimo į miestą, ne, iš miesto į kaimą. Aš vat kalbu apie tai, kad turi būti biški skirtumas, ne tai, kad pakeisti erdvę. Pakeisti erdvę. Erdvės turi būti toksai gana ryškus keitimas. Tai. Nes kitu atveju tada žmoguje va ta dviguba linija pradeda kelti vidinį nepasitenkinimą ir atrodo, ką be pasirenka, vis tiek niekas netinka. Eisiu ten, gerai nuėjo. Po minutės galvoja, ne, gal reikėjo ten eiti. Nuėjo ten, ne, gal vis dėlto reikėjo ten būti. Ta prasme, toks va, tarsi gaunasi, aš aišku biškiu triruoju, bet tai nekeičia esmės. Tai va, ir kodėl aš noriu pasakyti, kad šiek tiek yra tarsi tokio sustojimo, nes linija einant į mėnulio kalvą labai aiškiai rodo, kad užsienis jisai bus visą laiką čia pat. Jis tiesiog turi būti. Ir pačiai reikia važinėti, ir reikia būti kitur, ir reikia būti kitame pasaulio krašte. Dabar šita linija yra kažkokia biškai tarsi pasilpusi. Tai toks jausmas, ar ne, kad tarsi žmogus nusėdo, ar ne, ir galvoja, galbūt aš čia kažką tai darysiu. Tarsi galbūt aš... Tai nedarysiu, vadinasi. Aš gal pasakyčiau taip, kad reikia daryti visur. Ir čia, ir kitur. Arba reikia ieškoti tokio komfortiško judėjimo, ar ne, kad pavyzdžiui, gyvenu vienoje vietoje, dirbu, važiuoju su kokiu projektu kitur, ar ne, paskui vėl grįžtu, po to vėl, nes negalima pačiai sustoti, o dabar kvepia sustojimu. O aš jau galvojau, kad aš jau pajaučiau ir nusprendžiau, kad dabar bus sėsliau ir kad aš jau čia... Norėtumėm, tikrai, kad jeigu tai būtų, nes aš dar kartą sakau, tuoj pradės neštėti visą skūrą, visą kūną ir norėsis jau kažkur tai lėkti, nes už viso to visą laiką atsiranda vidinis erzelis, vidinis toksai nepasitenkinimas. Ir kaip sakiau, ne vietoj padėtas podelis, ne vietoj kažkur tai plaukas. Tai tada prasideda... Tai šiaip tie erzeliai mums tarnauja, jie mums rodo, kad kažko nedarom. Taip, tiesiog, bet tik tais labai gaila tų, kurie atsiduria laukia šito erzelio, teisingai, nes tada jie gaunasi tie kaip atributai arba kriaušės bokso, ar ne? Tai taip, kad čia tam, kad būtų, kaip sakoma, saugi aplinka. Tai čia tas, nes rankytėje aš šitą dalyką pasižiūrėjau, įvertinau, kad linija, kuri keliauja tiesiai, gražiai, superinė linija keliaujanti į Mėnulio kalvą, čia greičiau net į Neptūno kalvą, jinai aiškiai rodo, kad ten bus įvertinimas ir pripažinimas, kitoj vietoj. Ta prasme, kita šalis, kita aplinka, kitokia.
ne ten, kur gimusi. Nes ten, kur gimusi, linija va šita pagrindinė gyvenimą, jinai tokia šiek tiek papešiota. Todėl vėlgi šitoj vietoje aš galiu pasakyti, kad tik atvažiuoti ir išvažiuoti, nu, ta prasme, nu, pabūti kiek tai laiko. Čia Lietuvoj. Taip. Arba labai konkrečiai reikia keisti aplinką ten, nu, vat, kur yra gyvenama. Bet apie tai eina kalba. Nes linijų kokybės čia nėra sulyginamos, ta prasme. Tai mano visa sėkmė, realizacija, laimė kažkur užsienį. Taip. Arba tada jau reikia ieškoti labai tokios, nu, visiškai kardinaliai kitokio gyvenimo, nu, ta prasme, kokios tai, nežinau, formos. Bet šiaip vis dėlto tokia linija, jinai kalba apie važinėjimą, apie tai, kad reikia būti kitoje erdvėje, jinai svarbi yra. Bet čia nerodo pietus, šiaurė, rytai? Ne, nerodo. Nerodo šito dalyko, nes manau, kad nes šiaip labai toli nueina linija. Vadinasi, jeigu mes galime jau taip kalbėti apie kažkokius tai atstumus, tai turbūt pasakyčiau, čia gali būti kiti kontinentai. Va taip, ar ne? Tai reiškia, žemynai gali keistis. Nu, tai tada gal kokia Amerika, ar Australija, ar ten, nežinau, kokia Zelandija, nu kur ten. Gal pas kanibalus geriau nereikia važiuoti, nes ten su jais dar... Va, gerai, tai dabar reiškia, ką dar noriu pastebėti, kad kas liečia pasikeitimo, tai rankytė pasidarė iš tikrųjų ramesnė. Nu, ne visose teritorijose, bet kai kur ramesnė. Vadinasi, išmintingesnė, tolygesnė, aprimusi, gal ne visur, bet taip jau vienu žodžiu, taip jau sušvelnėjusi, nu, ta prasme, vidinė platforma. Tai yra gerai, nes pačios šaulio ženklas tai yra ugnies elementas. Tai kaip taisyklė, ugnis, aš visada juokaudama studentams sakau, nu čia jau yra tokie stačiokai, nu ką galvoja, tą ir pasakys, ir dar garsiai. Tai va, tai čia šitoj vietoje jau rodo, kad ar ne, biškiukai jau sušvelninta yra, ar ne. Nu, aišku, kiek įmanoma ugniai suvaldyti savo temperamentą, ar ne? Tai čia irgi iliuzijų nereikia. Čia viskas yra gerai. Dar vieną kokį noriu pastebėjimą pasakyti, nugarytę šiek tiek reikia pasaugoti, nes apatinė dalis yra jautresnė. Ir šitoj vietoj, ką noriu dar paaiškinti, kad kada yra ženklas sala, salos paprastai rodo, kad žmogus kažką tai kaupia, nu, deda į save. Ir paprastai tai būna arba kažkokios nuoskaudos, arba kažkokie tai nusivylimai. Nu, kaip taisyklė, tą, ką nereikia, būtinai kažkur tai tenais pas save pasidės, ar ne, kokią tai lentynėlę. Tai va, tai čia vėlgi noriu paaiškinti, kad tai yra, nu, ta nugaros dalis, kuri atsako vėlgi už finansus. Tai yra vienas momentas, nes čia greičiausiai gali išprovokuoti, pavyzdžiui, ne kažkokia tai finansinė tema. Bet iš kitos pusės tai gali būti kažkokie tai patyrimai, kurie galėjo būti gana anksti. Nu, tarkim, ten paauglystės laikotarpis, galėjo būti šiek tiek vėlesnis, ar ne, kada kažkokie tai nusivylimai arba kažkokios tai patirtis ir liko ten. Nu, taip ir pasidėjo žmogus ateičiai. Kada nors išsitrauksiu, ten paskiau pavartysiu, paverksiu, prisiminsiu. Kažkas neišgyventa. Jo, kažkas neišgyventa, atsidėjo. Tai, o šita zona, jinai yra susijusi su nugarytė, su stuburu. Tai už tai nugarytę reikia bet kokiu atveju stebėti, ar ne? Nes čia yra tas, kas mus laiko. Ir nekrautų nuoskaudų, arba jeigu jau atleist, tai ir atleisti. Nu, jeigu neatleist, bet tada bent jau nesukti savo galvos dėl to. Va, ir ką dar noriu parodyti, labai svarbus yra momentas, apie tai, ką mes jau kalbėjom, tai yra sielos formulė, taip, kuri yra va čia atspausdinta. Ir apie ką noriu, nes kaip tik dabar tai yra laikotarpis šitas, kadangi pačiai dabar, kaip suprantu, bus kiek 34, teisingai, tai kaip tik šitą laikotarpį dabar valdo Jupiteris retrogradinis. Čia yra pagal sielos formulės sistemą. Kaip ir sakiau, jinai savo sklaidą pradėjo mano galvoje daryti šiek tiek kitokią, negu ten, sakykime, klasikiniai mokymai ten tos pačios formulės. Tai va, tai aš ką pirmiausia noriu paaiškinti. Formulė, kaip ir minėjau, leidžia pamatyti karminės pamokas. Tai yra, su kuo ateina žmogus ir kur tikrai vienareikšmiškai jam bus sudaromos situacijos. Taip, jisai paklius į tam tikrą žmonių ratą, taip, arba gims tam tikroji šeimoj, kad jis tą pamoką praeitų ir kad jis praeitų ją garbingai.
taip, kad jisai suprastų, ko nereikia daryti. Bet iš kitos pusės retrogradinė planeta, jinai nėra minusinė. Tai va aš tą noriu pabrėžti. Kartais visi pradeda kaip paminė, kad tai yra pamoka, tai yra skola, vajezau, jau čia tik skola, bet tuo pačiu juk ir yra duotybė, tai nėra tik skola. Skola atsirado dėl to, kad žmogus turėdamas labai gerą, stiprų, teisingą resursą, juo pasinaudojo netinkamai. Labai paprastas pavyzdys. Kažkada praeitose gyvenimuose. Taip, kažkada tai praeitame gyvenime jisai pasielgė neetiškai, jisai galbūt buvo absoliutiškai nehumaniškas, galbūt nukentėjo žmonės, aplinka, gamta. Jis turėjo galimybės, bet jisai naudojosi jomis labai netinkamai. Tai dabar retro Jupiteris, ar ne retrogradinis, jisai paprastai kalba apie tai, kad žmogus savo toj vidiniai istorijoje, ar ne, nes kodėl sakau vidiniai, todėl kad žmogus taip turi jaustis. O Jupiteris rodo, kad žmogus priklausė luomui. O luomas tai gali būti, žiūrėkime, didikų luomas. Taip, kada žmogus buvo ten grafas, ten galbūt turėjo kokią tai, sakykime, karalystę ar ten dar kažkokius kitokius, ten, sakykime, nežinau, pasiekimus, ar ne, sociume, socialinius pasiekimus. Galėjo būti žinių luomas. Taip, ir čia šitas taip pat gali būti. Nes, sakykime taip, formulė, jinai pirmiausiai nori pabrėžti, kad čia atsispindės ne vienas gyvenimas. Ta prasme, tai nebus kaip paprastai. O kas aš buvau praeitame gyvenime? Tai galima pagalvoti, kad jisai vienas buvo. Tai čia jų galėjo būti ten net 19. Ir kiekviename tame gyvenimo to istorijoje žmogus nesugebėjo su tą savo pamoką kažkaip susitvarkyti. Jis tiesiog įstrigo tarsi. Taip. Tai retrogradinis Jupiteris pirmiausiai apie ką nori žmogui pasakyti. Kad pirmas dalykas, jis turi išmokti gerbti kiekvieną žmogų, priimti kiekvieną žmogų, nes kiekvienas žmogus jam yra mokytojas. Vadinasi, čia kantrybė pirmoj eiliai, nes kažkada tai žiūrėjo į pasaulį taip, ar ne, ir visi turėjo eiti ir nusilenkti jūsų didenybę. Aš šitam gyvenime kažkodėl niekas nesiruošia to daryti. Ir dar net atvirkščiai biškiuką, tik biški paspausti. Ir tada savaime ego pradeda groti, taip žmogus įsižeidžia lygioj vietoje, užpyksto, tik tais nosytę pakėlė, kitės užvertė, ar ne? Tai vadinasi, Jupiteris pirmiausiai sako, būk kuklus, čia yra kuklumo pamoka. Bet čia dar ne viskas yra. Mes turėtumėm grįžti dar šiek tiek ankstėliau ir aš paprastai visada patikrinimą tokį padarau, nes aš perklausiu, o kaip augo, ateinat į šeimą, ar ne, į struktūrą, nusileido tą sielą, ateina mama, tėtis, broliai, seserys, jeigu yra taip, jeigu yra seneliai gal kažkur aplinkoje. Tai retrogradinis Jupiteris vis dėlto šitoj vietoj duoda gana sudėtingą šeimininę tą erdvę, pavadinkim. Todėl, kad žiūrėkim, jeigu paimsim iš tų istorinių, pavadinkim, faktų, ar ne, kuriuos mes ten per istorijus kažkokius tai ar knygas, ar ten filmus, ar tiesiog istorinius veikalus mes žinom, ar ne, kad didikai paprastai kuo aukštesnio luomo, ar ne, susilaukdavo vaikelio. Taip? Ir vaikelį paprastai atiduodavo kam? Žindyviai, aukliai, guvernantiai, taip? Ir ta pati mama arba tas pats juolab tėtis didikas, ar ne, su vaikais kontaktą ryšį turėdavo labai menką. O kartais jo net nebūdavo, ypač jeigu tai būdavo, pavyzdžiui, vaiką pagimdė sugulovė, ar ne, tai to vaiko iš viso gali niekas net nematyti. Tai čia ir yra tas santykis vaiko, taip ir šeimos, ateina siela į šeimą ir čia greičiausiai jau bus kažkur tai įtampa. Tai arba vaiką gali auginti seneliai, arba, pavyzdžiui, yra labai atstumas šaltas gana tarp vaiko ir, tarkim, tarp tėvų ir vaiko. Gali būti tai, kad, sakykime, nėra vieno iš tėvų, arba, pavyzdžiui, galėjo būti labai jauni ir neturėjo laiko tam vaikui. Čia gali būti labai daug scenarijų variantų, bet esmė yra kokia. Ir kokia yra pamoka mūsų jau tam žmogui, ar ne, pačiai dabar, ar ne, kokia tai yra pamoka. Tai pirmiausiai turėti labai teisingą santykį į savo vaikus.
Vadinasi, nepakliūti į kraštutinumą, taip, nenueiti į kraštutinumą tai, kad darbai nėra laiko, vaikai patys kaip grybai gal užaugs ar ne, kažkas juos ten prižiūrės, išmaitins. Ir tai čia vienas kraštutinumas, ar ne, kada nėra laiko vaikam, ar ne, myliu, bet nėra laiko. Ir keliaujam į kitą kraštutinumą, kada mama, tarkim, ar ten tėtis, jeigu turi retro Jupiterį, neturėjo galimybės, sakykime, augti šeimoje, kur pilna, arba ten yra emocinis kažkoks supratimas, ir jeigu tokių dalykų nėra, tada tokiu atveju kas įvyksta? Tada pradeda labai stipriai vaiką spausti prie savęs. Aš turiu minį vaikus, tada jau pradeda kontroliuoti labai stipriai, ar ne? Tai bet jeigu aš nenoriu vaikų turėti? Čia irgi beje yra vienas iš momentų, dėl ko gali būti tokia tema. Jis gali taip pat retro Jupiterio būti. Juo labiau, kad jeigu mes imsim, kad Saulė, kuri simbolizuoja vaikus, rodo į Jupiterį. Todėl čia gali būti, pavyzdžiui, baimės kažkokios, tai gali būti programa, kuri dėl kažkokių priežasčių yra labai negatyvi. Ir čia reikėtų jau daryti regresinės praktikas arba regresinę sesiją, kad išsiaiškint, o kodėl nenoriu vaikų ir kieno ta programa yra. Ar tai yra tikrai pačios ta programa, ar tai nėra kažkoks tai įspaudas, kuris šleifas kažkoks keliauja. Nes apie šitą dalyką irgi reikia pamastyti. Nes, žiūrėkim, jeigu pavyzdžiui, aišku, čia pačios tai neliečia, tiesiog kaip pavyzdį sakau, ar ne, tarkim, mama jauna, taip, pastoja, močiutė pradeda priekaištauti, arba ten tėčio mama, tarkim, pradeda priekaištauti, ką jūs čia savo galvojat, kam jums čia reikia, o vaikiukas jau pakeliui, dušytė jau pakeliui. Ir staiga, ir jinai eina į tą aplinką, ar ne, kur laukia ne visi vienodai. Kažkas nori, o kažkas nenori. Viskas, visi ten laukia, bet... Bet čia, kaip sakot, gal regresinė reikėtų? Nes čia bet kokiu atveju šita tema, jinai yra jautri ir jinai bus susijusi su vaikais. Jinai bus susijusi su vaikais, jinai susijusi su pačios vaikystė. Todėl čia jau reikia labai detaliai išsinagrinėti, o kas tai yra, o kas tai buvo. Gal tai buvo labai trumpas laiko tarpas, kada vaikiukas buvo paliktas, tarkim, ar ne, tuo momentu, kada jo negalima buvo palikti, bet taip gavosi, taip išėjo, taip supratimas toksai buvo. Trauma. Ir iš karto šitas dalykas tarsi užsifiksuoja. Taip, pirmas dalykas, ko vaikas negavo, kada jo kaprizas buvo nepatenkintas, ne? Ir taip toliau, ir taip toliau. Ir kitas labai svarbus aspektas, kad retrogradinis Jupiteris yra dar susijęs su išsilavinimu. Ir šitoj vietoj, kaip taisyklė, jeigu žmogus pabaigia kažkokią tai specialybę, kuri nėra susijusi su, pradėkim, medicina, tradicinė, netradicinė, su menu, kūryba, estetika, sporto ar amatais, tai reiškia nesirealizuoja per kūrybinę, tarkim, formą, jeigu jis netapo mokslininkų tyrinėtojų ir apie 30 kelintus jau pradeda jungtis dvasinis planas ir paprastai tada žmonės labai natūraliai tarsi pereina, ne į kažkokią arba ten, tarkim, netradicinę mediciną, arba, pavyzdžiui, pasirenka kokią alternatyvę psichologiją, tą pačią gali astrologiją rinktis, gali apskritai ten, sakykime, būti labai tokie dvasingi kūrėjai ir taip toliau, viskas čia tinka, viskas čia tvarko, vienu žodžiu, čia visa šita sielos technikinis, vienu žodžiu, čia kaip tik yra įpaišytas. Bet nuo to pasitraukti jokių būdų negalima, ta prasme, tai jau viskas, tai yra įdėta kitokia realizacija, taip, vadinasi, pagal tuos akademinius kanonus, net tie išsilavinimai čia jau jie nelabai įsipaišys, vadinasi, tai bus neįdomu, tiesiog neįdomu, nes čia pasakyta mokslas kitoks. O kadangi Jupiteris rodo, kad žmogus praeituose gyvenimuose turėjo ne tik išsilavinimą, ne tik statusą, ne tik socialinį pasiekimą, bet turėjo ir išsilavinimą, ir žinias turėjo. Jeigu, pavyzdžiui, buvo žinių luomo, taip, vadinasi, turėjo supratimą apie tai, kas vyksta, kokie yra pasaulio dėsniai, kaip žmonės vienas kitam kas yra. Tai va šitie visi resursai yra pas pačią, bet jie atsiskleidinės savo laiku, kiekvienas
savo laiku. Ir kadangi Jupiteris šitas retrogradinis yra Marso orbitoje, vadinasi, atsiskleidimai geriausiai ir tobuliausiai bus kelionėse, išvykus. Tai yra, kada žmogus išvyksta ir staiga jam hopa, nušvitimo lašelis. Išvažiavo, paskui po kiek laiko kitur, hopa, vėl kažkokia tai informacija ateina. Tai va, todėl važiavimas pačiai yra svarbu, kad sujungtų arba atpažinimą, ar tą dežavų, arba tai bus žmonės sutinkami iš kažkokių tai patirčių, iš tų praeitų įsikūnimų ir taip toliau, svarbus žmonės. Tai va. Tai taip, kad kas liečia kelią, taip, dabar va, kaip tik yra šitas periodas nuo 30 iki 35 metų, kada va, Jupiterio yra veikimo laikotarpis. Vadinasi, tai yra labai svarbus laikas eiti į kitokią realizaciją, eiti į kitokią visiškai, kitokį visiškai formatą. Ta kitokia, tai visuomenės standartų supratimu. Taip. Nes retrogradinė planeta, jinai juda atgal. Pagal tą jau, sakykime, astrologinį tą, sakykime, jos judėjimą. Va, ir jinai juda atgal ir jinai sako, aš judu kitaip, aš judu prieš srovę. Bet čia nerodo variantų, kokios tai sritis galėtų būti. Aš jau išvardinau. Tik šitos sritis. Vadinasi, medicina, menai, sportas, mokslininkė. Taip, ir dvasinis planas visas. Ir jie visi gali tarpusavę labai gražiai ryštis. Pavyzdžiui, jeigu mes kalbam apie mokslininką tyrinėtoją, ar ne, pas pačią gali būti labai stipri analitika. Arba gebėjimas analizuoti ir sintetinti tai, kas yra, ar ne, kas yra ten gauta. Tiesiog gali būti smalsus protas, ar ne, kad yra smalsu. Taip, kad čia šitie visi dalykai, jie yra čia. Mes įpratom visą laiką viską skirstyti ir dėlioti į kažkokias kategorijas. Kaip sakoma, ten jeigu yra kažkokia tai grafa, ta grafa dar iš 3 grafų. Vienu žodžiu, viskas turi būti sudėliota į kažkokią tai struktūrą. Bet jeigu mes apskritai kalbam apie kokią patirtį ateina žmogus gauti, mes negalim jo sukišti ir pasakyti, tik tiek, vienas tik priklauso dalykas. Taip. Juk čia viskas bus persipinę. Vadinasi, pas pačią gali prasižaisti būtent tas gydoviškas principas. Kame jisai gali būti? O gal gebėjimas išklausyti žmogų, taip? O gal gebėjimas kažką jam pasakyti? O gal su laiku taps labai svarbi natūralioji medicina, tarkim, naturopatija ta pati, arba ta pati joga, kuri ten savyje talpina viską. Ar ne žinios tos pačios, ajurvedinės žinios. Ir vėlgi, čia viskas jungsis savo laiku, todėl nereikia įsivaizduoti, kad jeigu mes pripuolėm ar ne alkani prie puodo ir viską iš eilės dar ir puodą su rankenom sušveitėm. Juk mes turime imti, viską. Bet kaip žinot, ar, pavyzdžiui, dabar taip kaip vyksta, ar aš jau visas pastangas įdedu, ar aš esu savo tam kelyje, čia gal iš delnų matom? Iš delnų matosi, taip, dabar rankytę prašyčiau arčiau šiek tiek. Taip, tai dabar ką noriu parodyti. Dabar pačios, jeigu žiūrėsim likimo liniją, ar ne, yra labai daug prisibraižę tokių plonų linijčių. Vadinasi, dar nėra visiškai pilnai 100%, dar atsistota į savo, taip, į savo temą. Bet aš noriu vieną dalyką pasakyti, kad, atsiprašau, pas pačią yra superinė intuicijos linija, labai puikiai. Ir būtent nuo šitos intuicijos linijos tai pradeda savo kelią sėkmės linija. Taip, Apolono Saulės linija. Vadinasi, tam, kad ateitų sėkmė ir tam, kad ateitų žinojimas, ką darau, ar gerai darau, ar teisingai darau, reikia per pajautimą eiti. Į ką reikia atsižvelgti. Ne protas, ne kitų komentarai, bet tai, ką jauti. Ir tai, ką jauti, yra tiesa. Ir jeigu yra dalykai, kurie labai patinka, tai pirmin, užsimerkti ir eiti. Jeigu dalykas kažkoks tai sukėlė diskomfortą, nedaryti to. O dabar, ką noriu pabrėžti, kodėl aš pasakiau, kad čia yra pagrindinis tas vedlys. Intuicija, nes jinai puikiai. Čia tokia darbinė linija, aš to čia kortikės iš tas rankytės įdėčiau, kad padėlioti šiek tiek, žmonėm paburti. Man labai patinka, kada sako, jūs būrėt? Būriu,
sakau. Tai va, tai taip, kad galima ir paburti, jeigu reikia. Tai va, bet likimo linija dar kol kas šiek tiek turi per daug, va čia jeigu parodyčiau pačiai, kiek yra smulkių linijų, o viena pagrindinė kol kas dar biškiuka tokia nesusijungianti. Vadinasi, yra labai daug projektų, yra labai kažko daug. Bet nėra koncentracijos į vieną kažką. Tai ten ta linija nuo 30, gal tai 5 kažkur, tai gal biški ankstėliau, gal dabar va, apie šitą laikotarpį pradeda įsijungti, ne tokia biški stipresnė. Bet šiaip aš noriu vieną dalyką pasakyti, nustot blaškytis. Galvoj labai daug košės visokios, labai daug visko norisi. Čia ugniai tai būdinga. Ir ten visur visko noriu, viskas įdomu, visko reikia. Bet reikia viduje vis tiek išlaikyti tą vidinę koncentraciją. O kam tai darau? Dėl ko tai darau? Kam to reikia? Bet man kartais atrodo, dėl ko? Dėl to, kad aš atėjau patirti gyvenimą, tai dėl to ir darau. Kodėl aš turiu žinoti, kas bus ir kodėl čia viskas vyksta? Galbūt čia ne visai taip yra. Žinoti mums iš tikrųjų to visko nereikia, dėl to, kad tada pradingsta improvizacija, pradingsta eksperimentas. Bet mesgi kalbam apie tai, kas žmogui duoda vidinį nusiraminimą, ar ne, mes apie tai kalbam. Juk jeigu, sakykime, rankoje yra markeriai, ženklai žymintis, ar ne, kelią, tai kodėl mums į tai neatsižvelgti, ar ne, kodėl mums neįsiklausyti. Tai va, lygiai taip pat ir čia noriu paaiškinti, jeigu linija brėžiasi ryški, vadinasi, žmogus gali būti koks tik nori, tai gali būti visiškai, kaip sakyti, eksperimentatorius, bet jo viduje yra aiškus išsikristalizavęs tikslas. Aš žinau, dėl ko tai darau. Net jei jisai daro, ten atrodytų, visiškai neturi jokios prasmės, logikos arba chaotišką kažkokį tai užsiėmimą, veiklą. Gali tai būti, bet jo viduje yra iškristalizuota, nes jisai žino, dėl ko tai daro. Ir jeigu va taip žmogus sako, aš žinau, kad man reikia to patyrimo. Ir va čia tas patyrimas, kodėl aš taip rodau. Jis gali nesuvokti kodėl, bet jaučia. Taip, bet jis tą jaučia. Ir tai jo vidų pradeda, ta prasme, iš tikrųjų, kaip sakykime, tarsi sukoncentruoti. Ir tada žmogus nebeblaško ir nešvaisto savo energijos. Nes energija tai yra va ta mūsų pagrindinė valiuta, tai yra va pagrindinis mūsų energetinis va tas, sakykime, rodiklis. Ir jeigu mes išsišvaistysim, jeigu mes energiją išmėtysim tiesiog tik dėl to, kad tyčia, netyčia susiklosti aplinkybės, kažkas kaltas, tai tada tokia atveju mes einam silpnyn. Taip, Asta, dar kol turim laiko, dar meilė ir pinigai. Meilė ir pinigai. Dabar ką noriu parodyti. Monika, pas pačią yra puikiausia Merkurijaus linija, apie kurią kalbėjau, kairėje rankoje. Kas labai aiškiai rodo, kad pačios iš tikrųjų būta, taip, praeitų gyvenimų patirti, sakykime, šiuo atveju turtingas žmogus buvo. Turtinga buvai. Protėvius taip pat rodo, kurie irgi taip pat turėjo galimybę ar prakusti, ar užsidirbti, ar turėti. Dabar, kai aš žiūriu į šitą rankytę, aš noriu pasakyti, kad šiaip situacija yra irgi labai labai panaši. Tik tais gali būti tai, kad vis dėlto pačiai reikia pasitikėti kitu žmogumi. Tai jeigu mes kalbam apie antrą pusę, ar ne, vadinasi, reikia pasitikėti vyru. Aišku, jisai turi būti savaime suprantama, kad juo pasitikėti. Bet čia ir apskritai, jeigu mes sakome, turi būti vyrų pasitikėti, kad jisai gali, kad jisai uždirbs, kad jisai turės. Nes šitas dalykas visada rodys labai įdomų vieną momentą. Žinot, žmonės kartais gyvena gana sunkiai, nes Jupiteris ne visada gali parodyti, kad atėjo į tokią pat turtingą, iškilę, ten socialiai realizavusiąsi šeimą, ar ne ten. Kartais ateina taip į labai kuklę šeimą, ar ne, kur ten, sakykime, ir finansiniai dalykai ne visada būna labai stiprus. Tai aš nežinau, kaip pas pačią. Ar nuo vaikystės visą laiką buvo resursai? Ar buvo visaip kaip? Vaikystėje aš tikrai turėjau resursus. Tik tai man labai norėjosi savarankiškai ir viską atsiskirti ir kad pačiai. Tai va dabar esu tame etape, kur jau ten taip atsiskyriau ir pačiai, ir taip.
Bet kokiu atveju nereikia bėgti nuo to resurso. Jeigu jis yra duotas nebereikalo. Čia tiesiog tam, kad sutaupyt laiko žmogui. Ir jeigu yra kas palaiko, jeigu yra kas duoda, yra kas remia, tai reikia išmokti būti dėkingai ir priimti ir pasakyti ačiū. O tada čia energetinių skolų neprisidarom? Ne, kodėl? Aš paaiškinsiu labai paprastą vieną dalyką, ar ne? Žiūrėkim. Vat ką padarė va šita visa emancipacija, kada, dar kartą sakau, išryškino ir labai išdidino žmogaus ego. Aš pats, ar ne? Bet žiūrėkim, koks yra dalykas. Va tas aš pats, kai kuriais atvejais, dažniau duodavo nusmukimą, ar ne? Todėl, kad žmogus, tarkim, išėjo iš turtingų tėvų šeimos, kur resursai buvo visi galimybės ir jam tik reikėjo eiti, tarkim, gal mokytis, galbūt ten, sakykim, kurti ir taip toliau. Bet jisai aš pats. Ir savaime suprantama, jo resursas menkas ir jisai smukteli. Taip, jisai porą laiptelių nuėjo žemiau. Aišku, jisai tenais pukšėdamas atėjo iki to laiptelio, kuriame buvo, kurį jis turėjo. Ir šiek tiek dar ten galvą pakeldamas pakilo į viršų. Ar ne, ten šiek tiek. Sugaišo laiką. Aišku, kad sugaišo. Kam jis ką įrodė? Įrodė, kad kvailas yra. Kad jisai galėjo naudotis resursų, kurį jis tiesiog gavo. Tai žodžiu, pamoka priimti ir būti dėkingai. Ir nereikia išradinėti dviračio, jis neišrastas. O tiesiog nuo to turimo resurso, hoplė, skrydis gali būti, nes yra kitos galimybės. Čia nereikia, kaip sakoma, kaip aš sakiau, nešioti senas pėdkelnes 30 kartų susiūtas, ar ne? Kai tu gali skristi, tiesiog daryti kažkokius tai darbus ir projektus. Bet tai man čia rodo, kad aš kaip suprantu, finansiškai man šitam gyvenime viskas turėtų. Viskas bus gerai, tik kaip sakiau, biškiuką daugiau, kaip sakiau, dėkingumo ir priėmimo. Ir jeigu yra kas nori padėti, jeigu yra kažkas tai, kas duoda, tai reikia mokėti priimti ir pasakyti ačiū. Ir dar savo pasakyti, matyt, aš verta to, jeigu man duoda. Aišku, verta. Taip. O dabar meilė. Taip, gerai. Jau Diego sutikom, jau ten išsisprendėm. Kas toliau? Gerai. Tegu sakėt, kad bus. Gerai, tai dabar, jeigu žiūrėsim pagal šitą mūsų zoną, taip, kuri atsako už santokas, taip, už tą mūsų svarbų tokį momentą, tai brūkšnelis, kuris yra labai ryškus, jis yra pagal savo laiką plius minus apie 35. Draugystė rodo ilgesnė šiek tiek, reiškia, su žmogum reikia padraugauti. Tai dabar noriu pasitikslinti, ištekėjusi pati per tą 11 metų. Ne, dabar nieko. Nieko. Bet kokiu atveju aš noriu tik pasakyti, kad linija labai ryškiai yra ir arba tada žmogus labai greitai turi atsirasti, arba gali būti dar net iš praeities kažkoks tai žmogus. Tai va, bet kokiu atveju jau laikas labai stipriai artėja prie jau tokio rimto sprendimo. Ir šiaip pagal laikotarpį jau pačios požiūris turi irgi būti gerokai pasišlifavęs, kas liečia santykius. Jau dabar eina kalba, kad jau norėsi santuokos, jau šito padraugavimo, ta prasme, pabuvimo ten madingai kartu, nebeaktualu bus. Mes kalbam apie santuoką, apie santykius, kurie yra, sakykime, šiuo atveju yra ne tai, kad ten oficialus, kaip kiti ten parašas, bet tai jau yra tas laikotarpis, kada jau santuoka turi būti jau labai labai neužilgo. O mes galime matyti, kokio tipažo žmogus? Žmogus prie pačios gali būti tik su charakteriu, nebus šiek toksai, kuris, žinot... Tai irgi ugnies ženklas bus. Nebus toksai meškutis gauruotas, ne. Turi būti žmogus, stiprus turi būti, nes pačią reikia suvaldyti. Tai aš jau spakajinuosi, jau ramėjau. Tai gerai, tai jam bus lengviau. Taip. Man žmogų rodo, buvo ir pagal laikotarpį plius minus 30, čia labai neseniai kažkokia pažintis turėjo būti. Arba iš seniau, man atrodo, kad čia kažkoks, iš seniau gali būti žmogus.
Man atrodo, kad čia daugiau reikėtų žiūrėti į žmogų, kuris buvo, arba kuris buvo pačios gyvenime, arba jisai yra, arba jisai, gal kažkoks tai dabar taimautas, bet šiaip, nes aš į priekį žiūriu, ar ne, į priekį žiūriu, aš ten nieko tokio stipraus nerandu, aš tik matau praeitį, kad, stipru yra. Va, tai vadinasi, vis dėlto žmogus kažkur tai, pačios gyvenime yra. O čia amžiaus skirtumą nematom? Kokio amžiaus skirtumo? Mūsų. Jūsų? Mano ir jo. Rankytė tikrai vargiai, aš tik tai, jeigu, pagal formulę, tai aš galbūt galėčiau pasakyti, kad jisai gali būti, jeigu pagal amžių, ar ne, jisai tada turėtų būti brandus. Brandus tai jisai gali būti ir nebūtinai senas pirdyla dėdas, bet jisai gali būti, suprantat, visai toksai, sakykime, labai jaunas, bet jis labai brandus pats iš savęs. Va, bet nerodo man, kad būtų visiškai vaikigalis, aš abejoju. Man labiau jisai brandesnį žmogų tokį, arba amžiumi tada jis toksai jau turėtų turėti jau patyrimą, arba jau, jeigu kalbam, kad pagal savo natūrą tiesiog jisai toksai. Rimtas turėtų būti. Laisvė mylintis, nebus toksai, kuris ten, kaip pasakykim, kaip čia, pririšti neišeis šito žmogaus ten, sakykim, prie namo, ne ten, sakykim, kad paėmė ir pririšo, ar ne tenais. Tai va, ir kitas dalykas, labai uždaras žmogus. Tai va, čia jo yra viena iš problemų, kad jisai gali laikyti savį labai daug. Ta prasme, ar problemų, ar tokių. Tai va, čia irgi dar vienas darbas, kuris... Ką aš su juo veiksiu uždaru, Ką veiksiu? Atidarinėsim. Taip, pato aš ir atėjau šitą gyvenimą atidarinėti. Taip, kai kada mes būnam atidarytuvai, kai kada būnam atidarytuvai, kai kada būnam uždarytuvai, čia priklauso, kaip pasižiūrėsi. Bet taip yra ir jum abiem reikės mokytis komunikuoti, jum abiem reikės išmokti kalbėti, todėl kad abu labai panašus ant šito punkto. Biškikas iš karto hop užsidarė, vienu žodžiu. Čia ir aš tokia. Taip, kontrolierė. Viskas turi būti pagal mane, taip. Tyloja, ne ten, kai niekas nemato. Tai aš jau čia išdirbinėjau. O gal kažkokį dar apibendrinimą, nežinau, arba patarimą šitam etapui, nes tikrai labai viskas, ką ir sakėte apie tą įtampą dabar, dėl ko tas reikšmingumas, nes ir šitas projektas vyksta, tai tikrai man norisi, kad čia viskas pasisektų. Tai ir dėl kelio, dėl iš vis, kuo man dabar, nežinau, vadovautis? Aš dabar turbūt gal taip pasakyčiau, aplamai priimti šitą laikotarpį, kad jis gali atnešti labai daug netikėtumų. Ta prasme, nes energija eina dabar į kitą visiškai pusę, tarsi gražina. Ir žiūrėkim, kur gražina. Gražina į namus, gražina į save. Todėl vėlgi eina kalba, kad labai svarbu užduoti savo klausimą, o kas aš esu, o ko aš noriu. Ir pripažinti, ar tikrai viskas buvo gerai kažkada tai, ar nebuvo kažkokių dalykų, kaip aš sakiau, praryta ir pasidėta, taip gal kada nors, dabar nenoriu, ar ne? Va, tai dabar šitas laikotarpis, jis iš tikrųjų yra labai svarbus šeimai, jis yra labai svarbus santykių kūrimui, šeimininių, va, namų. Labai svarbi pamoka eina mama, kaip, ta prasme, būti mama, būti šeimininkė savo buities, savo gyvenimo, ta prasme, pagrindiniai darbai. Ta motiniška energija labiau. Taip, o motiniška energija, aš vėlgi noriu pabrėžti, kad motiniška energija tai nėra vien tik tai, kad čia dabar turėti didelius papus ir maitinti visą ten govedą vaikų, ar ne, išmaitinti, ne apie tai, būti jaukia, nes dabar yra laikotarpis išeiti iš tos dalykiškos, tokios karingos, kuri tik tais viską žino ir moka, taip, ir visus tik reguliuoja. Dabar laikas yra pereiti į, jeigu mes kalbam, kolektyvas, ar ne, turi būti labai jauku, turi būti labai taip sava, artima. Todėl va šitie, tarkim, dideli kažkokie tai, kabutėse, valdiški, ar ne, projektai, arba žmonės tokie, neįdomus bus. Neįdomus tiesiog. Todėl, kad norisi kažko savo, jaukaus, va taip kaip matau
erdvę. Nu, ta prasme, kaip tu matai tą erdvę, o ne šiaip savo. Jis turi būti tokia kamerinė. Ir todėl nėra to dabar poreikio, ar ne, kažkur tai labai barstytis, kaip tik norisi. Bet vėl paskui eiti į save, o kas man, pamedituoti, sakykime, ten, nežinau, pasidaryti kažką savo skanaus, tarkim, ne, pabūti tokioj, savo tokioj jaukioj aplinkoje. Nereikia didelio kažko tai. Kaip tik į tai. Bet tuo pačiu dar ir pakeliauti. Ir pakeliauti, kas be ko. Čia tai jau būtinai. Tai va. Ir ten, kur šiltas, saulėta, aš lieku visgi prie to, ten yra kažkokie resursai labai svarbus pačiai. Tai va, tai todėl, kur šilti kraštai, arba žmonės iš tų pietinių tokių, sakykime, kraštų, tai va, tie žmonės bus labai pačiai tokie imponuojantis. Duodantis patirtį, arba tarsi kažką gal primenantis. Galbūt jie gali netgi pavyzdžių būti kai kada pačiai, ne kokia reikia būti betarpiška. Nes dabar yra tas laikas, kai reikia mokytis tokio betarpiško bendravimo. Tiesiog į žmogų eiti, kaip sukuriant tą jaukumą. Nes Jupiteris jisai visada duos tokį biškiuką žvilgsnį, taip maždaug. Vaskai, o iš pradžių tai žvelgia tik tais. Aš atėjo vergas ar bendradarbis. Ačiū labai. Nu tai ką, susitiksim dar po 11 metų. Na, aš taip jau tikiuosi, gal biškelį ankstėliau. Va, kada bus svarbu, kada bus noras kažką sužinoti, va, tada mes ir pasimatysim. Man buvo labai įdomu. Nu kaip netikėtai tas pokalbis pasisuko nuo delno linijų iki protėvių ir tikrai susimašiau. Tai ar aš ten viską žinau, o ten ir išlindo man per patyrimo dalį su vaikais, kodėl aš ten tų vaikų nenoriu. Gal reikės dar pasinagrinėti. Šiaip man pati Astos energetika. Nu aš sakiau, aš 3 moteris, kaip tai vaizdinga. Aš ten žvengiau pusę laiko. Ir patyrimo metu buvo toks jausmas, kaip užhipnotizuota. Aš tokia kažkokia ištirpus, tiesiog klausiau tos informacijos. Labai palėtė apie keliones, nes nuoširdžiai galvojau, kad jau susidėliojau, jau čia dabar ramiai pabūsiu. Nu tai, panašu pabūsiu. Ir apie tas meilės, aišku, vienas įdomiausių. Tai dabar kas čia iš tų esamų kandidatų kažkokių pažįstamų. Žodžiu, dar laukiu, kad viskas susigulėtų. Bus įdomu pačiai pasižiūrėti montažą. Nu ir tolyn į nuotykį.